Tai čia turime magnoliją ir ganėtinai glaustai su lanksva, tai lanksva irgi žinoma genėsim, bet ir magnolijai, jeigu mes norim, kad krūmas gerai atrodytų, nereikia leisti auginti va štai tokių šakų, nes jos taip ir taip negaunant saulės išdžiūsta, bet mes išgenėsime, kad atrodytų tvarkingai pakeltas vainikas. Jeigu kartais genint nukerpat ir vat pamatot štai va tokį juodą viduriuką, negalvokit, kad čia nieko tokio. Matot, čia jau prasidėjusi yra bakterinė tikriausiai netgi liga, kurią reikėtų visada išgenėti iki švaraus audinio. Na, mūsų atveju mes kirpsim ir dar žemiau, nes reikėtų kirpti dar kaip minimum 4-5 cm. Nu va, štai čia yra jau viskas sveika, tai ir paliekam. Rezultate turime va štai taip išgenėta atvira, šiek tiek laja, išretintos apatinės šakos.